Sveiki, šiandien kalbėsiu labai įdomia tema. Šis video skirtas žmonėm, kurie jaučia, kad mūsų pasaulis įdomėja, pavyzdžiui, daugėja karų ir gandų apie karus, buvo maras ir dabar yra pastoviai įspėjimai, kad gali būti nauji virusai, padažnėjo žemės drebėjimai, žmonės taip pat kažkokie susisukę, vaikai nepaklusnus, padaugėja ženklų saulėje, ten visokios saulės audros. Jūs turite pripažinti, kad visi šie ženklai, kuriuos išvardėjau, vyksta šiuo metu. Ir ar žinojate, kad visi šie ženklai yra paminėti Biblijoje kaip paskutinių laikų ženklai? Žinoma, tai nereiškia, kad paskutiniai laikai ištiks rytoj, tai gali užtrukti ir 10, ir 20, ir net 30 metų, ar gal ir daugiau, bet manau, kad daug biblijinių ženklų jau išsipildė, yra net papildomų pranašysčių iš Biblijos, kurios pildosi. Pavyzdžiui, Biblijoje parašyta, kad vieną dieną kviečių stopa bus už denarą. Tai reiškia išvertus, kad vieną dieną visą dieną dirbsime, kad nusipirktumėm duonos. Ir mes tai matome, kaip pastoviai valiutos praranda perkamąją galią. Yra ir papildomų ženklų, kurie įsipildė. Pavyzdžiui, buvo Mozė, jis siuntė ženklus Egipto faraonui, kad įspėtų jį, ir ženklai buvo skeriai, jo ženklai skeriai, o jūs įveskite į Google Locust, 2020 buvo skerių antplūdžiai Afrikoje ir Azijoje, ir BBC naudojo frazės Biblical Plagues. Taip pat Mozė siuntė krušas, kad įspėtų faraoną, o dabar net vasarą ir pavasarį kartais ledo gabaliukai krenta Lietuvoje, seniau taip tikrai nebuvo. Taip pat buvo kruvinas vanduo kaip ženklas, ir taip pat Indonezijoje buvo kruvinas vanduo, meilutytė, man atrodo, plaukė per kruviną vandenį dėl karo Ukrainoje ir panašiai. Taigi, rezimuojant, Dievas mus bando įspėti su begalė ženklų ir besipildančių pranašysčių, lygiai taip pat kaip seniau Biblijoje tai darydavo. Netgi radijas ir taip pastoviai grojo dainas su žodžiais Heaven ir Paradise, kas reiškia rojus. Tad mes turime tikrai begalę ženklų, tik problema ta, kad žmonės šiuo metu miega ir giliai miega ir nepabunda, ir niekas neskaito Biblijos, niekas neieško tiesos, ir visa tai jam gali labai graudžiai baigtis, jeigu žmonės ir toliau miegos. Tad siūlau jums pabusti, nes pragaras yra labai reali vieta. Ir kiek žinau, pagal vieną klinikinę mirtį, istoriją vieną, tai net virš 90% žmonių patenka į pragarą, nes jie nebūna atsivertę į Jėzų Kristų. Beje, prašau, palaikinkit ir subscribinkit mano video, ačiū. Kaip išvengti būsimų nelaimių ir paskutinių laikų? Pirmas būdas. Biblijoje parašyta, kad bus toks įvykis pavadinimu Rapture. Įveskite į YouTube arba Google. Tai reiškia, kad Dievo žmonės bus ištraukti iš pasaulio ir pateks į rojų, kad išvengtų katastrofų. Žinoma, tuo labai sunku tikėti, bet dėl to tikėjimas ir vadinasi tikėjimu. Žmonių dingimas gali būti nurašytas ant ateivių. Jeigu pastebėjote, labai padaugėjo straipsnių laikraščiuose apie ateivius paskutinius kelius metus. Ką reikia daryti, kad patektumėte į Rapture? Melstis Dievui Tėvui Jėzaus Kristaus vardu arba Jėzui tiesiogiai, kad išgelbėtų jūs. Stengtis nedaryti nuodėmių, ir žinokit, daug dalykų yra nuodėmės, netgi apkalbos yra nuodėmės. Ir čia reikėtų paskaityti mano knygą apie visus mūsų daromus, dažnai atrodo nekaltas nuodėmės, vienu žodžiu. Ir niekas nežino, kada bus Rapture, gali būti prieš sunkius laikus, galbūt vidury sunkių laikų. Mes nežinom, datų nustatinėjimai dažniausiai būna neteisingi. Ir jau tūkstančiai tų datų nustatinėjimų buvo. Bet prieš Rapture gali būti toks įvykis 3 paros tamsos, kuriuo metu saulė nešvies. Tuo metu reikia uždengti langus ir nežiūrėti į dangų, turėti namie maisto ir vandens 3 parom, bei neįsileisti nieko į namus. Daugiau informacijos galite į YouTube įvedę 3 Days of Darkness, ir taip pat mano knygoje daugiau informacijos apie šį įvykį. Antras būdas išsigelbėti nuo sunkių laikų yra Biblijoje parašyta, kad vieną dieną niekas negalės nei pirkti, nei parduoti, jei neturės ženklo rankoje ar kaktoje. Manau, tas ženklas bus čipas, jau labai daug ženklų apie tos čipus, aš net nevardinsiu, jų mano knygoje yra. Ir jeigu jūs paimsite tą čipą, tai pagal Bibliją jūs būsite kankinami ugnimi ir siera per amžius, nes tas čipas bus antikristaus garbinimo simbolis. O jeigu atsisakysite čipo, tuomet bus mirties bausmė, bet tuomet jūs keliausite į rojų. Tad labai svarbu atsisakyti čipo, geriau jau mirties bausmė, bet aišku, geriausiai yra patekti į Rapture, tai Dievo žmonių ištraukimą, kad išvengti šio sprendimo apskritai.
Taigi čia aptariau paskutinių laikų pradmenis ir esmę, bet yra žymiai daugiau informacijos ir paslapčių apie tai, todėl siūlau gauti mano knygą Nauja era artėja, kurią parašiau su Dievo pagalba ir kurioje rasite visą informaciją, viskas vienoje knygoje, kaip apsisaugoti nuo būsimų nelaimių ir kaip patekti į rojų. Knygą galite gauti adresu naujaera.com. Beje, vieną dieną gali būti taip, kad neprieisite prie tokios informacijos už jokius pinigus. Ačiū, kad klausėte, sėkmės jums.